Prie modernaus vitražo kūrimo Lietuvoje prisidėjo jau kelios menininkų kartos. Savo ištakas sėmęs iš tarpukario, vėliau klestėjęs sovietmečio periodu, Lietuvos vitražas išgyveno įvairius ir gana sudėtingus raidos etapus. 75 Logo žurnalo numeryje rašiau apie žinomą dailininką Algirdą Dovydėną, vieną iš garsiausių mūsų vitražo mokyklos puoselėtojų, gimusi 1944 ir mirusi 2015 metais. Būdamas mažas iš Pasvalio su tėvais, jis buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Iš ten 1956 metais parvykęs į Lietuvą, vidurinę mokyklą Algirdas baigė jau Vilniuje, kur lankė ir dailės mokyklą. 62 metais būsimasis menininkas įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą. Buvo paimtas į karinę tarnybą, o grįžęs iš jos toliau studijavo vitražą. Pagrindiniais jo dėstytojais buvo dailininkai Algimantas Stoškus, perteikęs vitražo žinias, ir Kazimieras Morkūnas, mokęs piešimo bei turėjęs didžiulį autoritetą tarp studentų. Nuo 73 metų Dovydėnas pradėjo dalyvauti grupinėse parodose, ilgainiui tapo įvairių vitražo simpoziumų organizatoriumi, vėliau Dailės akademijos dėstytoju, profesoriumi. Svarbią vietą jo biografijoje užėmė tiek parodiniai, tiek ir monumentalūs darbai, architektūrą puošiantis vitražai, kurių visoje Lietuvoje įgyvendintos kelios dešimtys. Algirdo Dovydėno vitražai harmoningai susieti su architektūra, atsakingai pritaikyti pasirinktai patalpai, apgalvoti tematiškai ir stilistiškai. Jie sėkmingai susilieja su interjeru, o kartu pastato erdvėse išlieka pastebimi. Vitražų plastinį sprendimą menininkui visada diktavo tiek temos ir objekto specifika, tiek ir naujų meninių ieškojimų ir intriguojančios plastikos siekis. Jo sprendimai buvo itin įvairialypiai, tiek klasikiniai, tiek modernistiniai, tiek ir itin novatoriški. Iš visų dailininkų įgyvendintų darbų visuomet išsiskyrė sakralinės paskirties kūriniai, bažnyčias, koplyčias, vienuolynus puošiantis vitražai, kuriuos ir nagrinėjau Logo straipsnyje. Žengti žingsnį į bažnytinę dailę Dovydėną paskatino ne tik dvasiniai dalykai. Prie to prisidėjo nelengva menininko asmeninio gyvenimo patirtis, tremtyje išgyventi vaikystės, paauglystės metai. Regis iš šių laikų į dailininkų kūrybą atėjo kančios motyvas, atsikartojantis įvairiuose bažnyčiai skirtuose kūriniuose. Kančios atskleidą Dovydėno vitražuose pirmą kartą ženkliau pamatėme Rainių koplyčioje. Pradėjus projektą, koplyčią jau puošė Regimanto Midvikio skulptūros ir Antano Kmieliausko freskos. Todėl vitražus stengtasi derinti prie jų. Kaip teigia menininkas, dėl šios priežasties teko atsisakyti taigiausios vitražo išraiškos priemonės – intensyvios spalvos ir kurti ženklų sistemą, kurios pagrindas balto ir pilko stiklo švytėjimas. Kita vertus, tai puikiai atitiko koplyčios idėjinį pagrindą. Rainių kankinių tragiška mirtis nutraukė natūralią laiko tėkmę, perkėlė ją į kitą laiką, į amžinybę. Tokiai nuostatai išreikšti, balkšvos paletės vitražai su raudonai juodais simboliais ypač tiko. Kančios tema vitraže išreikšta asociatyviai, metaforiškai. Už šį darbą Algirdui Dovydėnui suteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Kitas svarbus Dovydėno sakralinių vitražų ansamblis buvo sukurtas Kryžių kalne, Pranciškonų vienuolynų koplyčioje. Tai vienas įspūdingiausių teologijos, istorijos, ikonografinių meninio vaizdavimo principo išmanymo pareikalavęs vitražas. Kaip architektūrinės visumos komponentas viršutinėje koplyčios sienų dalyje čia išdėstytos Algirdo Dovydėno vitražinių langų juostos. Jose perteikti konvento pradininko Švento Pranciškaus Asyžiečio svarbiausiai gyvenimo momentai bei Lietuvos pranciškonų istorijos fragmentai atspindintys raidą nuo pranciškonų įsikūrimo mūsų krašte iki pat šių dienų. Labai įdomus ne vitražo technika, o kitais būdais – tapyba ant stiklo, graviravimu, sukepinimu
įgyvendinti stiklo plastikos darbai sutinkami Domeikavos ir Nidos bažnyčių languose. Juose matome ne tik visai kitokią technologiją, bet ir nuotaiką, vaizdo kompoziciją. Reziumuojant Dovydėno sakralinių darbų architektūroje bruožus, ryškėja, kad autoriaus vitražai itin sudėtingi teminė bei meninė prasme. Juose panaudota ženklų ar simbolių kalba, susieja švento rašto istoriją, mūsų tautos patirtį, paties dailininko gyvenimo puslapius. Menininkas nemėgo stereotipiškų sprendimų. Kurdamas stengiasi nesikartoti, siekti naujo vaizdinio modelio, pagrįsto objektui tinkamos temos paieška ir originalių plastikos eksperimentų. Šiuos bruožus neabejotinai galime atrasti jo darbuose, įgyvendintuose tiek sakralinės, tiek ir visuomeninės architektūros objektuose, kur vitražų kalba taip pat pasižymi įvairiais kūrybiniais sprendimais.